Laba diena. Šiandien vėl mes turime pokalbį ir viešinę mūsų Astą. Jau gal prieš tai girdėjote vieną mūsų pokalbį. Na, va, tai Asta Keturkienė yra gydytoja, anesteziologė, reanimatologė, jurvedos specialistė ir dėstytoja, davusi tikrai daugybę ir interviu TV, ir radijo, ir spaudoje. Ir turi nemokamą ir YouTube kanalą Asta Keturkienė bei savo studiją satvika.lt. Tai kas dar nesilankėt Vilniečiai, tai prašome užsukt pas Astą ir gyvai pasibendrauti. Tai malonu, Asta, kad sutinkate vis pasibendrauti ir šviesti mano bendruomenės pasakojus mamų ir tėvelių, ir kas yra prisijungę ir žinias, ir tiesiog pasidalinti savo žiniomis. Na va, tai labą dieną. Sveikinuosi visus ir labai dėkui už tokią švietėjišką veiklą. Pasakoji ne tik vaikams ir mamoms, dermė labai graži. Tai Taip, dėkui. džiugu tai girdėti. Taip ir man pačiai iš širdies kažkaip labai mylima šita veikla. Na ir šiandien dar artėjant šventėm, nusprendėm pakalbėti tema, o kaipgi mes galime pasipuošti gražesnė oda. Tai nes man kaip mamai irgi žinoma svarbu ir pasipuošti į išorę, bet norisi, kaip pasakyti, ir sveikatos savo, ir kad ta sveikata iš vidaus neštų man ir grožį. Aš tada, aišku, žinoma, jaučiuosi ir pasitikinti, ir džiaugiuosi, kai vaikai mane mato, tada ir linksma, pasitikinčią, jau besijaučiančią gražią. Ir man kaip moteriai tikrai tai yra labai svarbu. Ir, ir galvoju, šiais laikais yra tiek daug įvairiausių ir kremų, ir tikrai kaukių, na tikrai visko, pasiūla yra labai milžiniška. Ir centrų, kur galima nueiti, ten kažką pasidaryti, bet vat visgi ko pakanka ir kaip visgi galima atkurti tą odos elastingumą ir kaip nepasimesti visame tame. Taip, geras klausimas, jau lab, kad tų visų minėtų kaukių, kremų sudėti irgi yra kolagenas ir jis labai patraukliai skamba. Tai tik tai toj didelėje pasiūloj, na kaip ir visur, kaip ir maisto pasiūloj, maisto produktų pasiūloj labai visokios kokybės yra ir skirtingo poveikio sveikatai, taip ir tose mums siūlomose produktuose grožiai. Aš esu gydytoja, dėl to mano toks požiūris į grožį yra medicininis. Mes šiandien nekalbėsim apie odos uždegiminės ligą, bet mes kalbėsim apie odos stangrumo, elastingumo atstatymą iš vidaus. Dabar ta atjauninanti programa, labai, labai daug kur sutinkami tokie terminai, bet atjaunėjim oda, juk mes pirmą, ką pamatom, tai oda labai daug jos ir tai dengia mūsų visą tą vidinį pasaulį ir oda, jinai sveria ne 1 kilogramą, keletą kilogramų, tai įsivaizduok, pats didžiausias mūsų kūno audinys yra. Ir kolagenas yra labai svarbus odos kokybės ingredientas. Jo turime turėti daug ir dėja mes turbūt žinom, kad nuo 25 metų amžiaus jau po procentėlį kasmet prarandame, bet ypač praradimai suaktyvėja, kada mes sulaukiam tokio amžiaus virsmo, kada artėja tas menopauzė, tai tuo metu apie 45 metus, 50 metų taip sakoma, per 5 metus mes prarandam beveik trečdalį turimo kolageno. O tai reiškia, kad ateina tas laikas mums moterims, kada mes jau greitai, per trumpą laiką, turime daugiau progų nepatikti. Tai va, tai ir daug kolageno pasiūlos, bet yra tam tikri kriterijai, kaip mums atsirinkti reikiamą kolageną. Bet yra daug tipų, yra 28 tipai, o mums yra svarbus 1 ir 3, kai kalbam apie odą. 2 tipo kolagenas, tai jis sąnariams, sausgyslėms, o tie kolagenai, mūsų minimi šitie 3 tipų, tai jie sudaro didžiumą, visi kiti nedėlį procentėlį kolagenai. Aha, tai aš jeigu labiau norėčiau koncentruotis į odą, tai man ir būtų aktualiau orientuotis į tas rūšis odai, 1 ir 3, teisingai Taip, suprantu? 1 ir 3, taip. Nes būna viename ir 1 ir 2 ir 3, tai viską vienu šūviu čia galima nušaut?
Galima nušauti, bet man tai primena kaip 9 matai, 10 badas, ar kaip ten 9 auklės vaikas be galvos. Tai iš didelio debesio mažas lietus irgi sako mūsų folkloras. Tai mums reikia net ir koncentruotis, reikia kiek yra, kiek įdėta kolageno į pačią, bet kokia kolageno forma yra. Ir ar kolagenas turi savo svitą, palydą, kuri įveda jį į mūsų odą. Tai kolagenas turi būti hidrolizuotas, reiškia, jis turi būti toks suskaidytas, nes tai yra kolagenas baltymas, yra stambios molekulės. Jos neįsisavinamas tas stambu ir turi būti apdorotas iki kur kas mažesnių, smulkesnių ingredientų. Mhm. Kita vertus, jis, nu, visi ar karaliai, ar kažkas turi savo svitą, taip ir kolagenas, jis turi irgi savo patarnaujantį personalą, kuris jam turi sudaryti sąlygas, paruošti jo įsisavinimą, nes kolagenas pats, jis aktyvuoja to vadinamų fibroblastų, tų ląstelių veiklą, kurios gamina kolageną, bet yra tokie kaip, pavyzdžiui, be vitamino C, kolagenas, iš viso jis bus beveik neaktyvus, vienareikšmiškai. Tai dėl to jis turi būti toliau labai idealu, kada kolagenas yra su hialurono rūgštimi. Mes žinom, kad hialurono rūgštis drėkina, bet kolagenas yra kaip baltymas, kuris sudaro tinklelį ir tame tinklelėje gali įsitvirtinti hialurono rūgštis. Tik tai taip jinai gali užsilikti odoje. Tai va, tai ta dermė, kolagenas su hialurono rūgštimi yra idealus. Yra idealu, kada kartu mikroelementai tam tikri įkomponuoti, pavyzdžiui, ten cink, gali būti atsiprašau, magnis ir taip toliau, kurie vėlgi talkina jo įsisavinimui ir sintezei. Ir taip pat baltymas idealu vėlgi, nes kada aminorūgštys šalia būna. Nes mes turbūt žinome, kad jeigu baltymą per mažai gauname, turbūt pati esat girdėjęs apie tai, ar ne, kad jeigu baltymą per mažai gauname, tai tada vėlgi kolageno vartojimas yra labai abejotinas. Mhm. Nes baltymas yra naudojamas taip pat visokių fermentų, hormonų sintezei ir taip toliau. Tai jeigu mes negaunam jo tinkamai su maistu, tai vadinasi tas baltymas, kuris keliautų į odą ir ją duotų jai, reiškia, elastingumo ir mažintų raukšlių gamybą, tai jis tada keliauja į mano minėtų kažkokių fermentų arba hormonų gamybą. Tai dėl to turime gauti su maistu baltymo ir kiek čia priklauso asmeniškai nuo fizinės apkrovos, nuo darbo pobūdžio, nuo amžiaus ir taip toliau. Na štai, ir yra dar tokių kolagenų, kurie, atsiprašau, nukrito, kurie kartu su mikrobiotą atkuriančiais ingredientais, tai, pavyzdžiui, su tam tikromis bakterijomis integruoti, nes mikrobiotos įtaka maistinių medžiagų įsisavinimui begalinė. Mikrobiota pati daug ką sintetina labai svarbius reikalingus ingredientus mūsų sveikatai, tame tarpe ir odai. Mhm. Na tikrai labai daug Štai įdomių tai. dalykų yra, kai Taip, kurie. taip, ten glicinas, toks alargininas yra toks aminorūgštys, kurios, jeigu yra derinys su kolagenu, tai yra tobula. Mhm. Tai štai ir tada, reiškia, mes galime, dar kita vertus labai svarbu yra, jeigu mes būnam daug saulėje aktyvioj, nu dabar džiaugsmas yra, kada saulytė išlenda šitų metų laikų žiemą. Čia neseniai labai taip nustebino, gražiai šiandien buvo švystelė keli spinduliai. Tai apsauga nuo tų ultravioletinių spindulių pažaidos, aišku, nuo aplinkos taršos, priklauso nuo to odos grožis, ar rūko moteris, ar vartoja alkoholį, tas irgi labai neigiamai veikia odos sveikatą. Miego stoka, todėl kad kolagenas labiausiai sintetinamas gilaus miego metu. Tai jeigu mes naktinėjame, jeigu mes negiliai miegame, dėja
Tai aktualu nemažai kam, tai reiškia kolageno sintezė dėl to irgi nukenčia mumise. Nuo kada rekomenduojama geriausiai eiti miegoti, jau čia į tą temą, kad tą grožį išlaikytų? Kokia 10, jau vėliausiai turbūt 11 Mhm. vakaro. Ir kelti, žinoma, 6, 7 ryto kokią, tai manyčiau pilnai pakanka tiek miego valandų. Ir dar viena labai tokia grožio priešas tai yra cukrus, tas rafinuotas cukrus. Turbūt mūsų klausytojos, turbūt labiausiai klauso moteris ir vyrams tas aktualu, aišku, bet tas rafinuotas cukrus, jis sudaro tokius junginius su baltymais. Ir vadinasi, tai glikuotas, mes jeigu kraujai tyrim, tai glikuotas hemoglobinas arba galutiniai glikacijos produktai, tokį terminą turbūt irgi yra girdėję. Ir jie, tas jungtis, tas elastingas jungtis daro nepaslankiomis, nejudriomis. Ir dėl to įdubos formuojasi ir mes jas matom raukšlių pavidalu. Mhm. Taip kad tas glikuotas yra galimybė yra pasitirti glikuotą hemoglobiną kraujyje. Mhm. Tai žodžiu, Labai informatyvus yra tada, nes mes priduodam kraują paprastai, kada einam pasiruošę, tam nevalgę, o kaip mūsų organizmas susitvarko su to cukraus labai dažnu pertekliu organizme, kada mes netiriame jo kiekį. mhm. Odoje tai atsispindi. O Mhm. potraukis saldžiam skoniui daugam aktualus, ypač kas gyvena įtampoj, kas turi sutrikusi gerųjų ir blogųjų, tų vadinamų žarnyno bakterijų balansą, pastarųjų persvarą vyraujant. Mhm. Tai ar gerai suprantu, kad iš principo net ir vartojant daug vat, maisto su cukrum ir paskui vartojant netgi papildomai kolageną, jis net nelabai ir pasisavina? Nelabai. Mhm. Jis nelabai pasisavina, Labai nes bala. ardoma pati odos struktūra, tai tiesiog, nu, nelabai pasisavina. Aišku, aš turiu tokių pacienčių, kurios nu, gyvena kaip gyvenė, bet perka, daro kažką nu, ir jaučiasi dėl to ramesnės. Taip turbūt geriau negu nieko nedaryti, aš manau. Bet tikėtis labai gero poveikio iš tų daromų veiksmų, iš tų kaštų perkant kolageną ir vartojant, nu, nelabai reiktų tikėtis. Mhm. Lygiai kaip ir jeigu mes važiuojam per mažomis dozėmis. Jeigu mes vartojam, kaip minėjau, nehidrolizuotą jo formą, kolageno formą. Jeigu mes nepastovi, tai vartojam, tai nevartojam tiesiog. Ai, kada prisimenu, tada išgėriau, tai nors aš taip, pavyzdžiui, mes vartojam ciklais tokiais. Bet vėlgi tie ciklai, tai nu, neturi būti kas pusmetį, kas kažkiek mėnesių vienas kažkoks suvartojam kolageno subkursas. Tai Mhm. Tai reikėtų taip išeina, pavyzdžiui, vartoti vieną kursą odai, kitą kursą atskirai, tada kremzlėms. galime lygiai grečiai vartoti ir sąnariams, kam aktualu, ir odai. Jie nesipeša tarpusavėje, nekonkuruoja Mhm. tarpusavį, bet vėlgi, jeigu mes vartosim tą pirmo ir trečio tipo kolageną odai, jis labiau ir bus akcentuotas odai ir kad sąnario kremzlė sustiprėtų, sausgyslės raiščiai, tai nelabai reiktų tikėtis. Nors jiems irgi kažkiek liūna, bet mažai labai palyginus. Mhm. Mhm. Nu, supratau. Tai Ir kaip. labai svarbu dar antioksidantus kitus vartoti. Aš minėjau vitaminą C, bet yra su kitokių polifenolių dar, kurie stabdo tą oksidaciją, oksidacinį stresą odoje, tą pažaidą odos uždegiminę. Mhm. Na tikrai daug įdomios informacijos, nes taip atrodo, paėmiau, nuėjau, nusipirkau ir išgėriau, bet reikia nemažai žinot, va tikrai ir etiketę skaityti tada, tą sudėtį, kad ir su C Būtinai, vitaminu, būtinai. cukrų mažinti. O tai minėjot, kad apskritai kolageno jau pas mus mažėja nuo 25, o yra Taip. dar kokių priežasčių, dėl ko mažėja kolageno? Ar čia tik Labai apskritai? geras klausimas. Dar yra viena labai svarbi priežastis, apie kurią nelabai girdžiu kalbant. Kodėl kolagenas ardomas yra dar? Taip, amžius tą įtakoja, bet ne vien. Įtakoja lėtinis sisteminis uždegimas.
Ir yra toks paaiškinimas, kad mes turim tokios lizosomos pūslelės yra ir tose lizosomose labai aršus fermentas, MMP matrikso metalo proteinazės. Tai vat lėtinio sisteminio uždegimo metu, kada yra omega 6,3 disbalansas, omega 6 persvara, jos skilimo produktai visada visiems sukelia uždegimą, tuo tarpu omega 3 skilimo produktai kozanoidai slopina. Ir mūsųse labai daug kam yra tas šito santykio išsiderinimas dėl mano minėtos omega 6 perviršės. Ir tuomet išsilieja iš lizosomų šitas aršus fermentas, matrikso metalo proteinazės, ir jos ardo tą į vientisą funkcionalų darinį, jungiančias ląstelės, tą trimatę sistemą, elastiną ir kolageną. Tai reiškia ką, kad jeigu mumyse rusena tos žarijos trūksta omega 3, tai kiek bepilsi, tai tiek nu, kolageno, tai taip, nu, į tokį puskiaurį maišą, tokį, nu, nes man labai primena, kai aš turėjau seną mašinėlę ir seniai, čia buvo seni laikai, važiavau į budėjimą, naujametinį, šventinį, sutemus, sustojau, prisimenu, čia Pamėnkalnio ties gatve nuo kalnų ir galvoju, kaip nieko nematau, kaip uždanga priekį pasirodo, galvoju, degu, pirma mintis, bet iškišau nosį pro langą, dūmų nėra, kvapo prakiuro, aušinimo, tas, kas ten, kažkas, radiatorius prakiuro ir garai, šaltas speigas tada buvo, skirtingai negu dabar nauji metai būna. Ir ką dabar pasakyti, tada tais laikais nedirbo autoservisai šventinėmis dienomis, tai aš vežiausi 3-litrinius stiklainius su vandeniu, man reikėjo važinėti ir aš vis pyliau sustojus. Pavažiuoju ir vis pilu į radiatorių vandenį, tol kol neužsandarino skylutės. Ir taip lygiai ir mes organizme. Jeigu mes tiesiog ardomas kolagenas, mes neužsandariname tų priežasčių, dėl ko jis ardomas. Jeigu mes neatkūrim omega 3 balanso organizme, tai reiškia mes kiek pilam, taip, tai yra vis tiek geriau negu nieko, jeigu aš būčiau nepilus vandens, tai man būtų variklis užkalęs jau, bet tai neišsprendžia problemos. Tai ir aš kaip gydytoja, holistė, tai labai vertinu problemos sprendimą arba jos išvengimą, grožio išsaugomą holistiškai, iš įvairių pusių. Stabdom kolageno ardymą savalaikį, kiek su amžium, tai nu ką padarysi, amžius tiks ir jau čia taip, bet vis tiek yra ką daryti. Ir papildom kuo, jeigu mes taip kalbam jau link pabaigos, turbūt, tai papildom kokybiškų, hidrolizuotų, su priedais, su palyda, kurie padeda išsaugoti ir hialurono rūgštį kartu integruotą. Jeigu mes įsivedame, tai vat, su mineralais, su antioksidantais, su polifenoliais, su vitaminu C ir kitais, ir tada turim gerus rezultatus. Jeigu keičiame mitybą, vėlgi eliminuojam, tai dėl daugybės naudų verta atsisakyti tų rafinuotų cukrų, kurie ardo vėlgi kolageną. Ne tik dėl grožio. Daugelio kitų problemų mes galim išvengti. Ir tada bus ne tik graži oda ir ramios akys, ir mes gerai jausimės, ir minėjai, ir vaikai aplinkui gerai jausis, ir taip toliau, mūsų vyrai, ir protas tada gerai veikia, ir svajojam, turim jėgų įgyvendinti svajonės. Taip. Tai jeigu taip reziumuojant, tai visgi koks tada man tas pirmas žingsnis turėtų būti, tai ne tik, kad tada pirkt išorinę tą prekę, ne, vis tiek aš nuo vidaus turiu pradėti žiūrėtis. Tuos uždegimus pradžioje mažinti, ar galiu viską vienu kartu? Viską kartu, mano gal. Čia niekas čia neprieštarauja. Kuo daugiau veiksmų darom vienu metu, čia kaip kambarį tvarkom. Jeigu kambarys kažkaip labiau apkuistas ir aš kai kada nuvalysiu dulkes, kažkada ten išplausiu, kažkada ten surinksiu išmėtytus rūbus, tai aš nepajusiu to poveikio tokio. Jeigu aš darau generalinę tvarką, tada aš einu gaivu, švaru, man malonu ten būti tame kambarį. Taip ir mes savo organizme. Viską lygiai grečiai daryti, juolab, kad jeigu mes atkursime tą omega 6,3 balansą, tai mes ne tik odai padėsime. Mes su jie su disbalansu 90% lygų yra susiję. Tai reiškia, mes daug ko galėsim ir išvengti ir galbūt turimas kitas sveikatos problemas sumažinti. Atkuriam balansą, stabdom kolageno ardymą,
šalinant lėtinį sisteminį uždegimą, praryjame kokybišką, hidrolizuotą su visa svita, kurią mes aptarėme, ir žinoma, iš išorės, kuo natūralesniais kremais, kaukėmis ir taip toliau visokius. Na, rūkyti visada ne. Aš prisimenu, senais laikais buvo, gal jaunimas neprisimena, bet Vilniuje važinėjo tokia troleibusai, ant kurių buvo užrašyta, kad nuo tabako dūmų vysta gėlės ir moterys. Ne, nesu mačius. Tai buvo tokia auklėjamoji priemonė, bet labai taiklus užrašas. Aš žinau, kad viena rūkanti, mano pažįstama, buvo labai pasipiktinus, norėjo skundą rašyti į troleibusų parką. Priėmė kaip asmeninį įžeidimą, vagė kepurė dega. Na, Bet tai pravėso neparašysi liko, bet labai taiklu. Tai va, ten vėlgi vengti tų ultravioletinių spindulių, pasivalyti organizmą. Tai va tokios priemonės, mitybos permainos, pamiegoti gerai ir mes žydėsime. pasijuokti nemažai, mažiau streso. Žinoma, ir iš savęs. Atleisti savo. Ir kas, kad netaip dariau, dabar aš darau kitaip. Taip, taip. Na ką, Asta, tai tikrai labai dėkui Jums už pokalbį, už žinias. Bandysime jau suvirškinti tas žinias ir Vyks. ruošti tą gražią odą šventėm. Taip, Ir bent pradėsime gal naujus įpročius ir kitais metais užtvirtinsim. Tai tikrai labai ačiū. Laukite dar tikrai, dar sugalvosime temų. daug jų. Ir aš esu tikra, kad galima įgarsinti ir kalėdų seneliui savo norą ir vyrui, nes vyras tikrai suinteresuotas, kad mes geriau jaustumėmės ir šalia turėti gražesnę moterį irgi yra, toks prestižo reikalas, bet gražiau jaučiamės, geriau jaučiamės. Taip, arba Dažnai tiesiog, yra tai už parankės. taip, žinoma, arba tiesiog savo mes mamosgi galim irgi save Žinoma, pasilepinti ir skirti. mylėk artimą kaip patį save. Tai va, pasimokinti, Save mylėti save. mylėti yra privalu. Tai va, kartais reikia pasimokinti, prisiminti, bet gerai, kad turime vieną ir kitos, vieną kitas, kurios ir primenam ir tikrai pamotivuojam ir palaikom tą ryšį ir psichologiškai, ir sveikatinimo prasme. Tai tikrai, Asta, dar kartelį labai ačiū Jums. Tai Ir labai dėkui už domėjimąsi, labai dėkui už galimybę dalintis žiniomis ir už tą gražią idėją, kurią pati užsienė. dėkui. Tai ką, iki Ačiū kitų labai. kartų, gražių artėjančių švenčių. Prasmingų, sveikų, džiugių. Taip, dėkui tada. Iki Iki. malonaus. Iki.